mes dabar galvom, kaip sveikintis. Ar laba diena, ar labas vakaras, ar laba popietė. Kadangi čia mūsų toks gražus būrelis susirinko, galim padaryti tokį koncertą, susitikimą. Gal jūs norėsit ko nors manęs paklausti. Tai kaip aš sakiau, į pirmus 3 klausimus atsakysiu teisingai. Taip. Tai mes pradėsime koncertą nuo gražios prancūzų kompozitoriaus Gabrielio Fauré dainos. Ir mūsų koncertas taip vadinasi Lapų valsas. Taigi ir pradėsim nuo Lapų valso. Tiesiog ir norisi dainuoti rusų romansus ir skambės kompozitorius Listovas. Я помню вальса звук прелестный.
vienas rusų romansas, jau tapęs kaip ir liaudies daina, nes nėra nei muzikos autoriaus, nei žodžių autoriaus. Ir tiesiog, jeigu būtų romansų vakaras, tai be to romanso vakaras būti negali. Tai Temna Višniovaja šalė. Ir aš dabar matau tokių jaunų gražių žmonių salėje ir tikriausiai jie nesupranta rusų kalbos, nesuprantate, ne? Suprantat? Bet kai kas nesupranta. Ir man tenka dainuoti koncertuose ir žinokit, ir nesupranta. Nu ką darysi? Už tai supranta angliškai. Irgi ne visi. Irgi ne visi. Nu, taip, iš tikrųjų tai muzikos kalba, žinot, tokia internacionalinė. Jeigu iš širdies dainuoji, nu, tai tada supranta viską, nesvarbu kokia kalba. Taigi, Temna Višniovaja šalė. Aš taip galiu pasakyti. Но я вас все-таки люблю. Арба. Но я вас все-таки люблю. Арба. Но я вас
Все-таки люблю. Арба, ну я вас все-таки люблю, граф. Вы мной играете, я вижу, смешна для вас любовь моя. Порою я вас ненавижу, на вас молюсь, порою я вас позабыть, не зная средства, я сердцем искренно скорблю. Хоть вас царит одно кокетство, но я вас все-таки люблю. Немало душ вы погубили, но это вам не все равно. Ах, никогда вы не любили, и вам любить не суждено. Надежда мне лишь утешение, да я надеюсь и терплю. Бездушный вы, в том нет сомнения, но я вас все-таки люблю. Наступит время, может статься, к вам в сердце вкраплется любовь. Вы перестанете смеяться, и страсть взволнует вашу кровь. Терзание ваше сознавая, свои мучения искуплю. Я вам таких же мук желаю, но я вас все-таки люблю. Nu ir dar vienas romansas. Ir aš, žinokit, jį bijau dainuoti čia Pilaitei, už tai, kad manęs gali nesuprasti. Vat, dabar nežinau dainuoti. Mūsų pianistas Andrius man prieš koncertą sako, tu iš čia, sako, čia gyvenai? Gyvenau, sakau. Tai kaip tu gali tokias dainas čia dainuoti? Sako, tavęs nesupras, dar nušvilps. Bet aš dabar labai rizikuoju. Nu tai ką dabar? Gal tai pilaitiškės ir nenušvilpsite, ne? Atleisim. Nu, žiūrėsim. Žodžiu, dabar pas mus tokios, kaip ir ginčas, tokios dėrybos. Andrius sako, tu nedainuok, nes nesupras. O aš sakau, čia man, saviškiai, turi suprast. Ir dabar ginčas. Dainuojam. Возвращаюсь домой к себе. Улица странною кажется мне. Раз возвращаюсь домой к себе. Улица странною кажется мне. Левая, правая, где сторона? Улица, ты, брат, пьяна. Левая, правая, где сторона? Улица, ты, брат, пьяна. И фонари так неясно горят, смирно на месте никак не стоят, так и мелькают туда и сюда. Верно, вы пьяные все, господа. Левая, правая, где сторона? Улица, ты, брат, пьяна. Левая, правая, где сторона?
tai ta gatvė. Viena vidurinė. Labai. Čia atėjo mano draugė, su kuria pradėjom tik tai gyventi Pilaitėje, kai tai čia dar buvo tik 3 gal namai. Audronė. Audronė, tu praleidai labai gerą dainą. Tokią labai, žinai, tokią aktualią. Jo. Tais laikais, kai mes pradėjom čia gyventi, net ir tos ulicos nebuvo. Vis tiek. Šiandieną mums labai pavyko, kad groja, akomponuoja garsus pianistas, solistas, ruošiantis labai įdomias solinės programas tiek užsienio, tiek lietuvių šiuolaikinių kompozitorių. Ir ne tik šiuolaikinių. Tai tarptautinių konkursų laureatas Andrius Vasiliauskas. Andrius, kaip visada, pralošė. Jis mane taip žino, jis taip sako, nedainuok, tavęs nesupras. Nu visada visi supranta. Supranta. Ne, tai Judita ne visai gerai suprato, dėl ko aš prašiau tos dainos nedainuoti šičia. Kodėl? Dėl to nežinau kaip Pilaitės, bet Fabijoniškių gyventojai tai turbūt tikrai pasakys, kad ir vėl Vasiliauskas, viskas aišku. Manau, kad Andrius mums kažką gražaus paskambins, papasakos. Tai dabar tave palieku su šią nuostabią publiką. Kažkaip nuolat koncertuojant su Judita, įsitvirtino repertuare vienas nedidelis Čiurlionio kūrinėlis, kurį aš dabar paskambinsiu, turbūt kurį visi žinote jau. kiek aš galiu sau leisti būti atviras. Nes štai skambinamas šią muziką, aš kažkaip pradėjau galvot, ką man paskutiniu metu teko išgirsti apie Čiurlionį. Ir gaunasi, reiškia, tokios visiškai paradoksalios sąsajos. Ir kadangi čia toksai šiandieną susitikimas, gal trupučiuką kaip ir šeimyninis, gal aš savo ir leisiu išsisakyti. Na štai,
pirmą, ką aš prisiminiau skambindama šį kūrinį, vieną kartą man teko šnekėtis su vienu bičiuliu ir aš pasakiau, sakau, na štai mes ten turime tokią programą, kur skaitovė skaito Lakrimos eiles, o aš skambinu Čiurlionį. Ne, sako, nereikia, aš sako, Čiurlionį negaliu klausyti. Ir gali suprasti dėl kokių priežasčių. Dėl to, kad Čiurlionį skambina jis. Visi žinomas. Kita, vienas žymus muzikologas štai ima įrodinėti, kad Čiurlionis yra perdėm lenkiškas. Kad jo muzika, reiškia, tai kažkas iš Varšuvos nusiklausyta, reiškia, nieko originalaus nėra ir, vienu žodžiu, nu tai ką, jis tada nieko nevertas yra. Štai išgirstame tokią miniatiūrą ir ar kyla kažkokios tai lenkiškos asociacijos. O aš dabar paskambinsiu ir lenkišką muziką. Taip. Manau, kad ir dar paskutinis, ką aš pagalvoju apie Čiurlionį, man istorikė viena, reiškia, visai neseniai, labai nuoširdžiai ėmė įrodinėti, kad Čiurlionis buvo Eugenijos Moravskio sugyventinis. Jis buvo netradicinės seksualinės orientacijos. Na, aš kažkaip irgi to netikiu, dėl to, kad kai skaitai Čiurlionio laiškus, tai niekas taip nekrinta į akis, kad štai, reiškia, mylima Čiurlionio mergina, reiškia, pasirinko kitą, ištekėjo ir Čiurlionis puola į depresiją, nežino kur dėtis, ten jis bėga ten skandintis, malšinti savo skausmą ir tai buvo ne vienas syk. Na, koks jis šiandien, reiškia, gal jis būtų ir godėsi Moravskį, aš nežinau. Tai štai ką tenka išgirsti apie Čiurlionį šiandien. Ir aš kažkaip nemanyčiau, kad to reikėtų. Ar čia norima įrodyti, kad tu esi labai originalus, kažkoks tai naujoviškai mąstantis, reiškia, o vietoj to, kad tiesiog imti su Čiurlioniu ir būti. Ir daugiau nieko. Na, o kitą autorių, kur aš norėjau šiandieną pristatyti, tai yra Napoleonas Orda. Irgi užvakar Čiurlionio namuose įvyko koncertas skirtas Napoleono Ordos kūrybai, tai aišku, asmenybė nepaprastai iškili, savo gyvenimų paženklinusi visą XIX amžių, tai ir kariškis, ir revoliucionierius, intelektualas, be jokios abejonės, ir kompozitorius, ir dailininkas. Ir kuris, štai kaip teko dabar išgirsti prieš 2 dienas man pačiam Čiurlionio namuose, kada aktorius skaitė jo odę mirus Adomui, o tai odė Mickevičiaus kaip nekrologas Adomui Mickevičiui. Ir štai kažkodėl visą laiką tėvynė laikoma ne kas kitas, o Lietuva. Ir vėlgi kyla tokios visiškai netikėtos asociacijos, o kaipgi vis dėlto tai buvo iš tikrųjų. Reiškia, kada ta reiškia, slaviškai kalbanti visuma vis dėlto, reiškia, šį kraštą laikė savo tėvynę. Ir ką žmonės iš tikrųjų jautė ir ką jie įsivaizdavo. Aišku, odė yra parašyta lenkiškai ir išversta į lietuvių kalbą, bet man atrodo, kad būtent tas kalbinis momentas jisai nebuvo lemiantis. O buvo dar kitų dalykų, kurių mes šiandien tiesiog net ir nežinom visiškai. Ir kad būtent iki galo pajusti visumą, kaip buvo, ką žmonės jautė ir ko jie gyveno ir kodėl būtent dar kartą kartuoju, kad šis kraštas buvo laikomas tėvynė. Ir aišku, kam, bet jau istorikams ir menininkams, mūsų kino menininkams, kurie, aišku, kitokio kriterijų, kaip kurti pasaulinį kiną, neįsivaizduoja. Bet manyčiau, kad matyt vertėtų sukurti tokį kino kūrinį ir pateikti žmonėms taip, kad dar sykį leisiu savo pasikartoti, kad perteikti, kaip žmonės jautė ir gyveno
ir įsivaizdavo štai šioje tėvynėje Lietuvoje. Ir ką dar galiu pridurti apie Napoleono ordą, tai kad, aišku, be viso kito, kad jisai keliavo, reiškia, senatvėj, kada iš jo buvo viskas atimta, kada po 63 metų sukilimo jis buvo antrą kartą kalinamas. Ir kai jisai grįžo iš Paryžiaus, kur buvo emigravęs po 31 metų sukilimo, ir kur jisai buvo net italų operos direktorius ir buvo žinomas Paryžiaus elito tarpe, jisai bendravo su Listu, su Berliozu, mokėsi fortepijono pas patį Šopeną. Ir paskui po to jau vis dėlto pasirinko vėl tėvynę Lietuvą, viską paliko, grįžo ir antrą kartą po 63 metų sukilimo, kada jisai atbuvo bausmės laiką, iš jo viską atėmė. Ką jisai turėjo, jam neliko nieko. Jisai buvo visiškas skurčius. Ir ką jisai pasirinko? Jis pasirinko keliautojo kelią, keliavo po visą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir piešė architektūros peizažus. Ir jų yra palikta apie 1000 ir aišku, tai be galo meistriški darbai. Kas dar galės, siūlyčiau užeiti į Čiurlionio namus ir pažiūrėti parodą. O dabar paskambinsiu ordos